Labas, hello, hey, привет, cześć, harda, позирую. Nes tai yra būdas visiškai kažkaip atsijungti nuo tų dalykų, kuriuos jie daro kiekvieną dieną. Manau, kad tai yra iš tikrųjų hobis, kuris gali suteikti džiaugsmą. Ką jie išmoks kursuose apart technologinių fotografijos dalykų? Jie išmoks daug iš tikrųjų kūrybiškumo, bet tų techninių dalykų reikia žinoti iš viso, kas vyko pasaulyje ir kas vyksta pasaulyje dabar. Ir kuo labiau plečiasi akiratis, tuo labiau pats užsikabini kažką daryti ir kyla daug idėjų. Viena yra teisininkė, tada yra kiti žmonės, kurie net nesusiję su fotografija ar netgi menais visiškai. Dažniausiai būna netgi kažkokie iš vis iš kitos pusės. Labas, aš esu Rasa Budrikė, notaro padėjėja. Mano gyvenimas labiausiai pasikeitė per pastaruosius metus lygiai. Pasikeitė tuo, kad aš radau sritį, kurioje galiu realizuoti save. Visiškai atsitiktinai surasta informacija apie fotokursus, jis iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą. Tikiu, kad galime ką nors išmokti per 3 minutės. Pradžioje galėčiau pasakyti apie pusiau rankinį režimą, tai būtų būtent diafragmos prioritetas. Režimimas raidėmis A, B, kai norime gauti fotografuojant objektą, kad jisai būtų ryškus, o už jo antras planas išplaukęs. Ir kitas dalykas, kai norime gauti ryškų objektą ir antrą planą taip pat. Tai būtent yra diafragmos darbas. Priklausomai nuo jūsų turimo objektyvo, tai būtų f3.5, tuomet tai yra atidaryta diafragma ir gautumėm išplaukusį antrą planą. Uždaryta diafragma f16, f22, tuomet gautumėm ir kitus planus ryškius. Arigato!